Sveiki, tai ką artėja dar vienos Eurolygos varžybos šįkart prieš Partizan. Taigi, pirmas būstas priklauso Žalgiriui, Šaulys, jo valdovas Jupiteris ir jis egzaltacijoje, todėl rodo, kad komanda rodys didelį norą kovoti ir pasimti pergalę. Bėda ta, kad jis atsiduria 7 būste, o tai yra Partizano būstas, todėl jis pakliūna į Partizano kišenę ir jinai gali primesti savo žaidimą ir taip kontroliuoti Žalgirio norus nugalėti. Taigi 7 būstas pakliūna į Dvynius, Dvynių valdovas Merkuris ir jis yra kritime, dar jo 12 būste, kur irgi prastai jaučiasi, tai rodo, kad komanda yra išsibalansavus ir suderinus arba turi kažkokių didelių bėdų. Toliau kiti dalykai. Saulė. Fortūnos taškas, Venera kaip 10 būsto valdovė, kuri dažnai rodo pergalę. Ir netgi Mėnulis keliauja į 1 būstą, todėl visus bonusus Žalgiris yra susirinkęs į savo kišenę ir sakyčiau, čia nebijotina Žalgirio pergalė, jeigu ne Žalgirio valdovas būtų 7 būste. Todėl manau, kad čia bus iššūkių nugalėti. Juolab, kad turime visas šitas planetas aspektacijoje su Saturnu, įtemptoj, nepalankio aspektacijos su Saturnu, tai reiškia, kad bus iššūkių ir reiks stengtis, jeigu komanda stengsis, jie bus apdovanoti. Todėl viską apibendrinus, manau, kad Žalgiris turi šiandien gerus šansus nugalėti, ypač jei parodys charakterį. O ar taip ir bus, pamatysim šiandien vakare.